Sveiki visi, keliaujam toliau knygos Neribok Dievo puslapiais ir šiandien skaitysiu skyrelį antros dalies pavadinimu Dievas pasirinko kvailus pasaulio dalykus. Švento rašto tekste šis sakinys skamba taip: bet Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila. Taigi autorius šį skyrelį pradeda taip, sako, turėtumėm norėti pažinti Dievą labiau. Neįsivaizduojate, kiek daug esu praleidęs, sako autorius. Kai Dievas bandė man kalbėti, aš buvau per daug užsiėmęs, kad išgirsčiau. Bet taip pat daug esu girdėjęs, nes buvau prieinamas Viešpačiui. Daugelis iš jūsų, sako, esate tokie talentingi, kad pasikliaujate vien savo talentu. Tai pasitaiko, ar ne? Galvoju, koks aš gudrus, koks aš protingas, koks aš gabus, koks aš išmanus ir aš savo jėgom galiu padaryti ir pasiekti labai daug. Ir nejaučiate tokio poreikio, sako, ieškoti Dievo. Tikite, kad galite viską padaryti patys, nes esate motyvuoti ir gabūs. Bet man jūsų gaila, sako autorius. Jeigu jūs taip jaučiatės, tai autorius sako, man jūsų gaila. Ir pasirodo, Dievo akise gali būti palaiminimas neturėti didelio talento, nes tai verčia priklausyti nuo Dievo. Šitam kontekste taip, bet nebūtinai talentingi žmonės taip pat gali su savo talentu ypatingai tarnauti Dievui, ar ne? Ir mes žinome iš rašto vietos, kurioje Viešpats padalino 3 savo tarnam po tam tikrą dalį talentų, ar ne? Talentų, tai rašto vietoje yra kalbama apie tam tikrą piniginį dydį talentą, ar ne, bet mes turim tą patį žodį talentas sugebėjimam pavadinti. Ir ten tai rašto vietoj sako, kad Dievas padalino kiekvienam pagal jų sugebėjimus, ar ne? Tai pats Dievas yra įdėjęs tam tikrus talentus kaip sugebėjimus į mus ir pagal tos sugebėjimus paskui mums duoda galimybę arba kažkokio tai resursų, kad mes padaugintumėm iš savo talentų, su savo talentais padaugintumėm tai Dievo karalystė. Bet čia atskira tema. Šioje vietoje autorius labiau kalba apie tai, kad Dievas mėgsta pasirinkti kvailus šio pasaulio dalykus, tai, kas pasaulyje atrodo kvaila, ar ne? Tai, bet tiesa yra taip pat, kad daug talentingų žmonių taip džiaugiasi savo talentu, kad jie neieško Dievo ir net nepripažįsta, kad tą talentą gavo iš Dievo. Jie mano, kad tai yra jų kažkoks tai nuopelnas ir naudojasi tais talentais, kartais visai nebūtinai Dievo garbei ir šloviai ir žmonių geroviai, o kartais kai ne Dievo šloviai, tai yra tik tai viena galimybė. Tas galimybės ir tos talentus labai greitai pasigriebia Viešpaties ir sielų ir žmonių priešas, ar ne, ir pradeda tos talentus naudoti kartais labai negeriem, baisiem, žiauriem, destruktyviem dalykam. Talentas gali tapti destruktyviu pačios asmenybės atžvilgiu, kadangi labai talentingi žmonės dažnai kenčia, nepažinodami Dievo kenčia dėl savo proto, nes jie jaučiasi nesuprasti šio pasaulio ir mato šio pasaulio netobulumą arba trokšta tada pripažinimo ir tas pripažinimas be Viešpaties gyvenimo juose labai juos sutrikdo, nes šlovė, pasiekimai labai greitai įtraukia į tokias draugijas, į tokias aplinkas, kur yra labai nuodėminga ir destruktyvi aplinka ir tie pakilimai ir nuosmukiai, emociniai dideli svyravimai taip pat
dažnai traukia į visokių substancijų vartojimą, ar ne, kad tas emocijas savo ar nuraminti, ar išlaikyti, ar kaip tik pakelti. Na, žinome iš daug talentingų žmonių pop pasaulyje, pop kultūros pasaulyje, ar ne, ir dainininkų įvairių, scenos žmonių, aktorių, filmų ir teatro netgi žmonių. Jeigu ne viešpatyje, jie dažnai tampa priklausomybių aukos ir tas jų talentas galiausiai nuveda destruktyviais keliais. Tai priešas mielai naudoja viešpaties duotus talentus, jeigu žmogus nepripažįsta ir nepažįsta, net pažįsta, kad tai buvo iš Dievo ir kad tai turėtų būti naudojama Dievo šloviai ir žmonių geroviai. Tai tampa lengvu priešo grobiu, kuriuo jisai sukelia destrukciją galiausiai to paties žmonių gyvenime, jų aplinkoje ir net gali panaudoti dideliem žmonių grupėm destruktyviai, ar ne, mokslo darbuose ir karo pramoniai, pavyzdžiui, ar ne. Taip, dideli talentai dirba ir atlieka didelius darbus, gaminant ginklus, technologijas įvairias diegiant, ar ne. Ir tai viešpatie, tuo pačiu aš tiesiog noriu pasimelsti Dievę, kad tavo išdalinti talentai viešpatie būtų rezervuoti ir panaudoti tavo garbę ir šlovę viešpatie, kad žmonės atpažintų, išpažintų ir pripažintų viešpatie, kad jie gavo iš tavęs, kad nieko nėra, ko nebūtumėm gavę viešpatie, nieko neturime, ko nebūtumėm gavę iš tavęs, Dieve, ir kad viską naudotumėm tavo garbę ir šlovę ir žmonių geroviai. Galingų Jėzaus Kristaus vardu viešpatie, to meldžiuosi ir tai skelbiu. Dieve, amen. Taigi, ir žinoma, autorius remiasi pirmo laiško Korintiečiams, 1 skyriaus 27 eilutė, kur tiesioginis vertimas sako taip: bet Dievas išsirinko pasaulio kvailus dalykus, kad sugėdintų išmintinguosius, ir pasaulio silpnus dalykus išsirinko Dievas, kad sugėdintų galinguosius. Oficialiuose vertimuose ši eilutė skamba taip: bet Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir labai norisi pratęsti į sekančią dar eilutę 28, kuris sako: ir tai, kas pasaulio akims žema kilmės ir paniekintas, net tai, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo, kad joks žmogus savo akise negalėtų girtis. Kitas vertimas dar sako taip: bet Dievas išsirinko, kas pasaulyje kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas išsirinko, kas pasaulyje silpna, kad sugėdintų, kas galinga. Ir kas pasaulyje žemos kilmės, kas paniekinta, kas yra niekas, Dievas išsirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažkuo, kad joks kūnas nesigirtų prieš Dievą. Jo dėka jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo išmintimi iš Dievo, teisumu, pašventinimu ir atpirkimu. O šlovė viešpačiui, dėkoju tau, Dieve. Taigi autorius sako: Dievas neišsirinko galingųjų, turtingųjų ar įtakingųjų. Jis pasirinko silpnus pasaulio dalykus, tuos, kurie yra paniekinti pasaulyje. Ne todėl, kad Dievas būtų prieš žmonės turinčius pinigų, išsilavinimą, talentą ar gebėjimą. Tiesiog žmonės, kurie turi viską, natūraliai linkę manyti, kad gali viską padaryti patys. Todėl jie nepasikliauja Dievu, neieško jo, nesiremia jį, nesiekia jo. Nėra taip jiems nėra tokio didelio poreikio turėti Dievą šalia savęs, savo pusėje. Tie, kurie daro skirtumą, yra tie, kurie daug neturi, todėl atsigręžia į Dievo ir jo ieško.
Todėl jis gali jiems kalbėti. Dievas vis dar kalba galingiesiems ir talentingiesiems taip pat, žinoma. Bet dauguma jų dėja nesiklauso. Jie turi savo mintis, savo planus, savo bendradarbius, savo kitus žmonės, su kuriais gali siekti bendrų planų, projektus kuria ir, Dievas jiems nėra būtinas. Taip. Jie nesijaučia taip priklausomi nuo Dievo. Taigi, tai yra privalumas žinoti, kad tau reikia Dievo, kad žmogaus kelias nėra jame pačiame, nėra pačiame žmoguje, bet kad mums yra reikalingas Dievas ir kol einame jo pažinimo keliu, mes kuo toliau, tuo labiau suprantame, kad viskas yra viešpatie, nieko neturime, ko nesame iš jo gavę ir mes esame, gyvename, judame būtent jame, viešpatie. Ir kitų dalykų ir rūpesčių šio pasaulio ir sutelktum dėmesį į Dievą, klausdamas jo, ar tai viskas, ką tu turi mano gyvenimui, ką tu esi man paruošęs, ar tikrai esu ten, kur turėčiau būti, ar esu tam teisingam kely, tikslo link, tam taikinį, ar ne, esu nusitaikęs į taikinį ir neišklydau iš kelio, ar visgi nuklydau pagal tave, viešpatie. Jei suteiktum Dievui visišką laisvę ir nurimtum, suteiktum jam laisvę ir prieigą tau kalbėti, daugelis jūsų būtumėt transformuoti, sako autorius, bet vidutinis žmogus Dievui neskiria tokio laiko, nei tylos ar dėmesio. Tačiau mes turėtumėm tai daryti reguliariai. Autorius kviečia, ar ne? Gal bus kai kurie iš jūsų, kurie ryšis tai padaryti, ar neskirti kelias dienas, savaitgalį, o gal net ilgiau, vien tik pasninkui ir maldai. Pasninkui ir maldai. Iš viso atsitraukti nuo pasaulio, gal net pasiimti atostogas, užsidaryti nuo visų pasaulio rūpesčių ir sakyti, viešpatie, dabar šios dienos yra pašvęstos, atskirtos, konsekruotos tik tai tau. Aš pasninkausiu ir melsiuosi ir noriu išgirsti tavo balsą, noriu išgirsti, ką tu atsakysi į šios mano klausimus. Ką tu esi numatęs mano gyvenimui? Kokie yra tavo planai, projektai mano gyvenimui? Koks yra tavo man numatytas likimas? Ką esi man paruošęs? Ką esi numatęs dar prieš man užsimezgant motinos įsčiose, kad įgyvendinčiau šiame pasaulyje? Ar tikrai dabar esu ten, kur tu mane nori matyti? Ar darau tai, ką tu nori, kad aš daryčiau šiame pasaulyje? Ar tikrai esu tame tiksle? Ar tikrai gyvenu tuo tikslu, į kurį tu esi mane pašaukęs, viešpatie? O gal nuklydau? Jei nuklydau, atskleisk man, parodyk man, pataisyk mane, nes noriu įeiti pilnai į tavo man numatytą likimą. Gera mintis, ar ne? Kviečiu tikrai kiekvieną klausytoją tai atlikti tai tikrai ryžtingai, paimti iš savo gyvenimo tą keletą dienų, savaitgalį ar gal net savaitę ir skirti vien pasninkui ir maldai. Suaktyvinti, sujautrinti, suintensyvinti
savo santykį su viešpačiu, bendravimą, bendrystę su viešpačiu. Nuostabus pasiūlymas ir nuostabus kvietimas. Toliau viešpats sako, patarlių 4 skyrius 26 eilutė sako, apgalvok savo taką ir visi tavo keliai tebūna tvirti. Pažiūrėkime, kokie dar yra šios eilutės vertimai. Taigi, keletas kitų vertimų sako taip. Žiūrėk, kur eini ir visi tavo keliai bus tikri. 27 dar eilutė pratęsiu, man patinka truputį dar pridėti, ar ne, rašto eilučių prie to, ką autorius cituoja. 27 eilutė sako taip, nesuk nei į dešinę, nei į kairę, nukreipk savo koją nuo pikto. Dar kitas vertimas sako, apgalvok taką savo kojai ir tegu tavo keliai būna įtvirtinti. Nepasuk nei dešinė, nei kairė, patrauk savo koją nuo pikto. Tu turi galvoti apie kelią, sako autorius, kuriuo eini. Turi jį apmąstyti, turi jį medituoti ir būti tylus. Jei tai darysi, tavo kelias bus nustatytas. Tu gausi kažkaip apreiškimą iš viešpatės, ar ne, kur eiti, kur dėti koją, kad būtų tavo keliai teisingi ir teisūs. Viešpatės veda savo teisumo keliais, kaip dera jo vardui. Aš daug laiko praleidžiu apmąstydamas ir galvodamas apie tai, ką Dievas padarė mano gyvenime. Daug laiko praleidžiu prisimindamas, iš kur atėjau ir ką Dievas man kalbėjo per daugelį metų. Dievas tiek daug man padarė. Nuolat apmąstau ir galvoju, kaip Dievas pakeitė mano gyvenimą ir kaip stipriai jis mane myli. Jei nori nuimti ribas nuo Dievo ir matyti jo valią išsipildant savo gyvenimą, turi pasišvęsti, ieškoti Dievo visa širdimi. Turi būti tylus ir leisti jam kalbėti tau. Turi nurimti prieš Dievą ir klausytis. Klausytis ir aš dar pridėsiu, o paskui išgirdus paklusti. Kai kurie iš jūsų ieškote kažko gilesnio, bet kol nepradėsite daryti šių dalykų, nepradėsite klausytis Dievo, skirti jam laiko, skirti laiko tyloje, pasninke, maldoje, tikrai Dievui konsekruoto laiko, atimto, išimto iš šio pasaulio triukšmo, bėgimo, reikalų, darbų ir viso kito. Autorius sako, kol to nepadarysite, nėra tikslo ir prasmės eiti prie kito žingsnio. Taigi, tikrai visiems linkiu ir visus kviečiu imti ir skirti šį šventą laiką, atskirti šventą laiką viešpačiui keletą dienų, savaitgalį. Kas kaip galite, gal savaitę, pagal savo širdies troškimą ir vedimą, įsiklausant į šventąją dvasią, ką ji jums sako. Ir užduoti viešpačiui šios klausimus, išvardintus ir praeitam ir šiam skyrelyje. Ir įsiklausyti į atsakymus, kuriuos išgirsime iš viešpaties. Tikiuosi, kada nors išgirsti jūsų pasidalinimus, ką jums į šios klausimus atsakė viešpats ir kokius pokyčius šie atsakymai įliejo į jūsų gyvenimą. Ačiū, kad klausotės, iki sekančio karto. Čia noriu tik trumpai įterpti tokią informaciją, kad jeigu jūs nesate atgimę iš dvasios arba nesate tikri, kad gavote šventąją dvasią, tai aš jums siūlau nueiti į šio kanalo video albumų seriją, kuri vadinasi Įžanga, užtarimo malda dangaus teismuose. Tam albume peržiūrėkite visus video nuo 01 iki
096 ir gausite tikrai daug naudingos informacijos ir taip pat tame tarpe būsite palydėti malda į atgimimą iš dvasios. Tai tokia mažytis intarpas reklaminis.